Sveikučiai, esam Autobrolio apygardoje ir lietus mus išlydi į Ralį Šilalę, 4. Lietuvos mini ralio čempionato etapas, Egidijau, ar ne? Sveikas. Mano ten pasiruošta vasarai. Tai va, vėlgi toks atostogų režimas dabar, kadangi Autobrolio atostogauja, aš irgi. Tai iškelį toks per daug lazy ir vėluojam. Tai nieko nelaukiam, nesnaudžiam ir važiuojam į Šilalę ir plius važiuojam su Sabo. Viena iš priežasčių, kad keičiau greičių dėžę, tai kad pasižiūrėt, kad išlystų, jeigu kažko nedadariau. Tai šiaip nenorėčiau važiuoti jau tiek, 105 kg ar tiek čia. Bet kadangi taip paskubom viską surinkti reikėjo, tai nu, kad jeigu išlys, tai išlys dabar tikrai jau. Tai va, bandom lėkti. Tai pasakai žodį. Tai to ir norim. Svaryk. O. Fui. Šventinam Sabuką su sėkmingai atlikta administracinė komisija ir techninė komisija. Į administracinę jau nebevėlavom. Į techninę nebevėlavom jau. Į administracinę šiek tiek. Nu, bet viskas gerai. Dabar reikia susiplanuoti maršrutą, pasižiūrėti ruožus, kuriuos logiškiau pirmus rašytis ir paskui, kaip patogiau būtų į nakvynės vietą važiuoti. Nu ir pasistiprinam ir varom. Ir atliekam tada surašymus, svarbiausia ralio dalis, manau. Paskui tiesiog jau reikia išpildyti ralį, ką užsirašai ir ką pasipaišai. Startas. Kairys 5 per kalbėtą. Šimtas. Tiesiog dešinės 4 virš metrų. 40. Kairys 4-3 pjauti. 120. Egidijau, nebėk. Ateik, interviu. Nu prašom ateiti prie stop juostos čia. Stop juostas? Aha. Žakinės net neįleidžia į mašiną. Kaip laiko, tai kaip kokia. Ką turi pasakyti dabar gerą po 4 ruožų individualių surašymą? Nu, gerai. 4x8, tai 8 kartus pravažiavam ruožus. Tai įdomu, kad šitie 4 ir po vieną kartą. Kai kurios tai tikrai užtenka po vieną kartą. A, ne? Nu, jau ten yra tokių išorių baisių. Jo. Nu va šitas gal irgi. Nu šiaip įdomus toks. Greiti tie dvejetai tokie. No. Nėra, kad taip sankryžos. Bet tiesiosiamis pagrįstas ruožas. Ir tas prieš tai irgi toksai. Tai 2 iš 4 smagus tikrai ten. Bet irgi greičio reikalaujantis. Greito automobilio. Ir čia irgi tokie, nu čia lengva ir paslys, tokie krūmai, siaura. Nu įdomu bus vien dėl to, kad nauji ruožai visiškai visiems. Tikėkime visiems. Ir kad po vieną kartą tai turėsi iškart spaust. Negalėsi kažkaip pagalvoti, kad antrą kartą gal geriau čia pravarysi, žinai. Jeigu nori gerą laiką padaryti, tai turi iš pirmą kartą varyti. O dabar varom pasiimt Sabą, kiek čia 2 valandas geras rašinėjom. 7:30 beveik jau ir pasiimt Sabą, nusivaryti iki miegojimo vietos ir varyti dar likusius 2 ruožus, kurie bus popietiniai. Tai jau kartuosis po antrą kartą, tai tos susirašyti ir tada dar prie knygas pasidėti biškį, kad išsigryninti scenogramą ir jau tada tikrai ilsėtis. Laitis ralis. Smagu tik tai, kai važiuoji. Tai šitas gerai, daugiau važiuosim, negu kad ten lauksim kažką. Na jo, mažiau tų pauzių bus. Man įdomu, kaip čia praeis šitas. Svarbu viską pravažiuoti, kad viską pamatyti. Dešinės 3 leidai. Ir kairys 4. Dešinės 3 leidai. O, vakelė. Aha, toliau. 60. Čia spėjau kažką? Kairys 4. Ir kairys 4. 60, dešinės 4 pjaut ir kairys 6 pjaut.
prigautas Egidijus gražiam Saulėlydį. Tai pabaigta pagaliau viskas. 4 valandas beveik susirašymą, su visais važinėjimais, ten dar Sabą pasiimti ir panašiai. Grino gal mažiau bus, aišku. Bet jau, pavargino šiek tiek. Tai belieka pavalgyti vakarienę ir tada su čiais pilvais susitikrinti dar stenogramą, nes iš paskutinės sekcijos tai irgi yra vienas ruožas, kur įdomesnis. Pirmoji daly irgi yra vietų, kur tikrai yra kur paslyst, prisidirbti. Tai, manau, įdomus šalis laukia. Tikėkimės pavyks visą suvažiuoti, nes paskutiniai ruožai smagus, greiti. Tai norisi viską įvykdyti. Na ką, o mes mėgojamės retais gražiais vasaros vakarais dar. Nu tai labas rytas. Štai tokia mūsų nakvynės vietelė šį kartą. Dušenas toks spalvotas. Atskiras lovas pagaliau. Išsimiegojom kažkaip, nežinau, nedaug, bet gerai. Saulė džiugina, tai svarbiausia. Oras nusimato. Kol kas labai geras. Ane, Egiduk? Nu ką, ruošiamės į servizą. Atvykus į mūsų nuostabų miestą, labai tikiuosi, kad tos šypsenos, kurias matau šiandien ryte, matysiu jas ir vakare ir dar geriau jos matysis nuotraukose per šalmus. 21 numeris Paulius Gutmanas ir Egidijus Gelūnas startuojas GC2 klasėje su senateliu Sabas 9. Kiek laiko liko? Labai geras šturmanas, nebeskaičiuoja. Aš žinau tik tai, kad mažai liko. Tai lipu. Konkurentai lenkia jau. Ready to take off. Nu. 3, 2, go. Dešinys 4. Kalniukas 30, kairys 4, 3, į 10, 3, 40, kairys 3 minus, 20, dešinys 4 per kalniuką, 130, šikanas iš kairės, 20 tramplinas, 100 kalniukas ir kairys 5, 4 minus, 30, kairys 4 minus griovys. 70, kairys 3, leis nekirs. 80, dešinys 2, platu, pjaut. 20, kalniukas kairys 4, 40, dešinys 6, 100 tram, kairys 5 per kalniuką, 70 žemyn, dešinys 3 minus minkštą, 50, kairys 3 pjaut, 20 dešinys 2 neišleist, 105, gerai. Kaip pirmam kartui, aštriai ir gan gerai. Prastai bėgės? Taip, čia dabar geriau važiuoti. Dėkui. Oi. Bamperį tai matėm. Čia vyrukai, bliam. Padėjom buferį ten, kad jau... Mačiau ten, galvojom nupirkt toksai visai. Galvojau pirkt dar visai nieko. Ne, jisai ten jam buvo laikas. Ant kurio čia, ant tų eskių? Ir vieną išleidom per grioviuką naują ir įtraukė. Į bortą, ne? Traukė šakį, sulinko ir navo važiuoja. Pralėktas pirmas ruožas tarp Subaru. Subaru apsuptyje esam. Prasičekinkim, ar viskas prisukta. Neatsidaro po to.
Pasičekinsim, o šiaip tai viskas gerai. Kažko nuskundimų neturėjau. Gal ant bėgių kažkaip sunkokai, vangokai bėgės, kas būdavo dažniausiai trečių, kad sunkiau, o dabar atvirkščiai, nežinau, gal taip ant to grunto atrodo. Tai laukiam antrų startų. Gerai daro, čia puikiai negali. Reels, žiūri. Kažkas susidegė. Tai Kimariukas dabar vyksta pas mus čia. Dar išvažiavo dabar kažkoks safety karas. Bet gal dabar prasidės. Biški daužo tas laukimas, tai nemaloniai. Šalia autostrados, va, galim stebėti bent fūras. Arba Reels sėgia. 47. Agent 47 on a mission. Įveikiam tą tramplinuką, normaliai, taip smagiai. Kaip Ravenscape rūmus. Nu. Davai, op. Dar vieną. 2, 1, go. 100, kairį 6. 150, stop kaliukas, dešinį 3. Labai ilgas. 30, dešinį 6. 70. 5 pjaut per kaliuką. 100. Kaliukas. 150 kairys plus ant grįžoj. 110. Nepraeis, negi. Pastatėm sabuką į uždarą parką po 3 greičių ruožą. Vienintelis servizas šitam rally, 30 minučių tik tai. Tai servizą radom, bet kažkaip tik prieš įvažinėjant į servizą ant žiedo, ten tokią miestą pajaučiau, kad plerpia labai. Nors ir ruožė buvo, kažkas sakiau tau, kad ten kažkoks plerpimas. Tai radom atsilaisvinusius
varžtus nuo kolektoriaus į išmetimo sistemą, ten sujungimas toks yra. Visi atsilaisvinę, tai dabar privežėm, įsidėjom raktą dar. Tai žiūrėsim, ar ne, jeigu vėl atsileisti, vėl užveršim, bet... Kaip tau pirma dalis, sakyti? Slidoka tokia kažkaip neužtikrinta atrodo, bet gal dėl to, kad tiesiog sąlygos tos, žinai, tokios. Na, jo. Bandai iš pirmą kartą greit važiuoti ir gaunasi kitur perspaudi, gal biškai daugiau greičio ir tada, kad tada slidu. Padangas ne pirmą jaunumą dar. Nu, buvo momentų, kokie 3 tokie rimtesni buvo, kur galėjo likti sabas krūmuose, bet viskas gerai. Antroji daly, manau, bus kažkaip dabar ramiau. Aišku, po servizo tas pirmas ruožas, 4, tai ten irgi reikalų yra. Tai va, dabar turim poilsį valandą, regrupas kol vyks ir dar susirašysim, pasitikrinsim tos popietinius ruožus. Tai aš matau, susiprašau. 38. 3, 2, 1, 0. Wow, ant kiek pagerėjo trauka. Tai tuos pirmus 3 tai irgi jaučiu, ten buvo prasisukę tie varžtai. Kažkiek atsipalaidavę, o paskui iš vis tada, nu, žodžiu. Kai kas net apsisisioja, kaip gerai pravažiuoja. Tai ką, nu yra kaip yra. Dar dabar 4 ruožus turim, o šitą pravarėm neblogai. 4, kuris vieną kartą važiuojam. Tai biškai atsipučiam ir varom į dar vienus naujus ruožus. Grupo zonai esam. 3 ruožus pravarėm po servizo. Kaip ir viskas gerai. Einam paklausim, ar šležu viskas gerai. Nu kaip? Lyderiauji dar? Aš nežiūrėjau laikų dabar. 2 sekundės lyderiauju, bet vėjas yra. Ai, trumpelis, ne vėjas?
šits. Tas. Okay. O Šiaip nesivažiuoja. Šiaip. Tai trasas, gal žinau, prisisaugau. Bet tai man atrodo, tik perspaus kažkur. Nu, nenoriu perspaus, irgi žinau. Na, ja. Taip atsargiai, nu dabar bus provežas, gal provežas. Nu, provežas dabar jau. Bet šiaip klaidų kažkur ne, tiesiog, kad Vis pasitaiko irgi. Per daug užsinešimų. Užsinešimų šiaip mašinas atmoka. Jeigu eini į 5 posūkį antrą pavarą neišvažiuoji. Nu, jo, pas mus tas pats. Nu, turėtų taikyti labai arba trajektoriją. Arba greitai nenusimesti, bet jeigu nenusimeti, tai žiūrėk išslysti. Tada jo per daug gali būti. Šiaip reiktų lėtinti dėžę dar. Tokia tipo trumpi. Trumpinti pavarą dar. Tada antrą vėl gerai. Supratom. Biškį trūks, vos. Nu, okei, žiūrėsim kaip toliau. sekasi. Nu, nieko, normaliai. Tai atsileidinėja, tada tie varžtai. Veržlės. Šitos. Tai reiks dar paveržti. Kol būna priežasta, tai gerai, viskas važiuoja, paskui jaučiasi, kad biškai atsileidžia pro šoną. Uč. Tai priekį padaryk slėgiuką pakeisk. Kas yra? Biškai per viršų jau leidžia. Tai kaip čia gal? Nežinau. Arba biškai per daug dapylių aš ten nes buvo, bet išsiplėtė. Teka biškai aušinimas keistis ten. Nu bet čia tas viršas slėgis išpučia. Gal bus geras. Reiktų kažkaip kad atvėstų, bet dabar nebeatvėstų čia. Naujienas tokias, degimas įjungtas, temperatūra rodo normaliai tipo. Bet prie tokios situacijos turėtų ventiliatorius įjungti, nes reikia užšinti jau. O jis nieko neveikia ir užkūrus nieko neveikia. Skysčiai yra, bet, žodžiu, per kraštus dar niekur nebėga. Netikėkime, kažkaip atlaikys. O, įsijungia. Tai viskas reiškia gerai, arba šiaip durniuoja. Nes buvo keista, jeigu ir ventiliatorius sugedo ir temperatūrinis daviklis grybą rodo. Tai gal viskas gerai. Šitą ruožą gal nebevarysim kaitroj tada, nes įsijungiam dar pečiuką ant aukščiausios padėties ir karščiausiai, kad šiek padėtų aušinti. Tai gal žiūrėk viskas, užė. Bet labai retai dirba, tiek nereikia. Temperatūra gera. Viskas gal gerai tada. Turim andrulį už savęs, trečioje vietoje dabar esam. Šležą su trumpeliu paleidom, nors ir geriau dabar važiavos pasėdžiuose, bet kitą tempą visai parodė jie. Nors irgi sakė, kad grybauja ir nelabai jiems sekės. Trumpelis net apsivertęs buvo ir kol kas lyderiavo 2 sekundę prieš ledą. Crazy. Tai turim andrulį už savęs, dabar turbūt kokios 6-7 sekundės liko. Nu, turėtume nesufeilinę išsaugoti trečią vietą. Bandom.
Kedukai sukirtam rankom važiavam į Šilalę. Važiuojam. Pasiimt gal 3 vietos. Dar rezo nežiūrėjau, atvažiavom. Sabas neužkaito, finišė visi laimingi. Varom. Ventiliatorius vėl neveikia. Gal nereikia? Ką žinai, temperatūra gera, tai visi ir policiauja, ką žinai. Egidijau, palauk. Finišom! O, žaiba. Žaiba. Viskas, esam Šilalėj. Ralis baigtas. Dabar laukiam rezultatų. Tikėkimės be baudų ir turėtų būti 3 vieta. 3 vieta. Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas. Saab. Antra vieta. Šilalė. Aurimas Šležas, Žilvinas Šležas. Ir 1 vieta. Žygimantas Trumpelis ir Nedas Nekrašas. 3 greičiausi. Nuotrauka atsiminimai, šypsenos, plojimai. Opa. O, dabar geriau, jeigu nesimato. Taip, turim pažiūrėti kompoziciją kokią. Šilalinis. Taigi einame, pakalbėsim Egidijų, ką jis mano apie štai tokį trofėjų nugvelbtą šiandien čia Šilalėje. Manau, kad nusipelnėm. Garsiau kalbėk, nežiūrėt žmonės. Tai nedari mikrofono. Turiu. Ko taip kukliai, jeigu nusipelnėm? Nusipelnėm, nes labai stengiamės, varėm be variklio pagalbos. Nu, pažiūrėk, pavarė ir Jončas. Jeigu būtų Jončas varės, neaišku, kaip čia būtų baigęs. Nu, jo. Bet šiaip ir be Jončio užteko kam. Ten padus mum ten. Andrulis ten spaudė. Nu, Priekį, aišku, ten Šležas, kaip ir buvo prognozuoti galima, kad namų sienos padės, bet Trumpelis irgi. Nu, Trumpelis, nežinau, čia Ralė, tai jeigu kas nežinot, tai vertė 2 kartus, laimingai ir atsivertė ant ratų, dėjo gazą, iš karto toliau nuvažiavo, tam rožė pravalšė tik 17 sekundžių. Dar net ne paskutinis buvo tam rožė, tai žodžiu, ir finalį laimėjo klasė, 62, mes 3 lyvom. Tai mes nu, ką žinau, savo tempę važiavom, tai nei buvo, kad labai reikėjo ginti 3 poziciją. Jeigu būtų Sabas, ne Sabas, jeigu Paulius būtų sužėjęs tam tikrus varžtus ten prie kolektorių, būtų gal daugiau persvaros sukaupta po pirmų 3 rožų. Nes nuo pat pirmo rožo kažkaip pajaučiu kažkas netoliktai. Tada 3 rožė išsigirdo ir tiesiog, kad nu, tas plerpimas toks. Palaukiam, kad kol plerpalas pavažiuos. O jes, čia daugiau. Tai va taip ir dirbo Sabas panašiai. Nu, gal. Tai prieš patikinėjant finišą iš vis jautėsi gerai tas plėpimas ir radom, galvojau, kažkaip šis išmetimas plyšęs, radom, kad varžtai atsisukė. Tai priverčiam tada jau pasijauti, kad važiavo Sabas. Bet kas nustebino, kad ir priveržus kažkaip tos varžtus nelabai priartėjom prie tų savo klasiokų, lyderiokų. Tai mynė Hebra gerai. Stengiamės neatsirikti. Visi close momentai, ten pavojingi momentai buvo pirmoji daly ralio. Nu, kažkaip. Išsiblaškęs biškai buvau, dar biškai kažkokią pasyvo gal kabiną, o dabar po vietoj jau viskas gerai susikaupiam. Tvarkingai pravažiavam, nežinau, po pietų nelabai ką prisikabinti, ten galima laižyti labiau, bet tai Šilalė nustebino su ruožais, parinkti gerai, išdėliotas net viskas tas planas ralio. Gal kiti raliai pasimokys, kad nereikia ant servisų 4, 3, kiek 3 būna, ištemta viskas, o čia labai greit viskas baigės. Šiaip gal net atrodo dar norės važiuoti, nes per greit kaip ir neįprasta. Nu, taip kažkaip nėra ką pridurti. Ne, viskas gerai. Laimingi visiems kaip ir, be tragedijų, nelaimė. Tai keliamės į Daugus.
Tada. Gal atlaidesni, nebus gal rožė. Na, žiūrės. Čia viskas rožas gerai, smagus, bet norėtų su galingesnė mašina. Čia važiuotų tokios rožas. Bet buvo smagu tikrai. Nustebino. Čia šiaip galėtų atlarčą daryti jau. Visiems siūlai. Ne, nu, buvo tikrai kur. Yra tų atkarpų gerų. Tai va. Fainai šilaliai, eisim dar į miesto šventę pasiaus. Ir švesim tą trečią pergalę, trečią vietą. Laimingai. Iki daugų. Iki daugų. Tai gerai nebefumuoti. Fama jo. Tai jau mojavau.